Ar pokyčiai tave labiau gąsdina ar įkvepia? Psichologiniai tyrimai rodo, kad mūsų požiūris į pokyčius lemia, kaip juos priimame. Žmonės turintys lankstesnį mąstymą patiria mažiau streso, greičiau atsigauna po nesėkmių ir dažniau atranda naujų galimybių. Stanfordo tyrėjai šį mąstymą vadina growth mindset – tikėjimu, kad gebėjimai gali būti tobulinami. Lankstesnį mąstymą galima ugdyti. Tai pavyzdžiui, užduoti savo klausimą, ko galiu išmokti iš šios situacijos. Klaidas vertinti kaip žingsnius į priekį, o ne kaip nesėkmes ir sąmoningai prisiminti, kad diskomfortas yra laikinas, o augimas ilgalaikis. Tas pats kaip upė. Kliūtis tik pakeičia jos kryptį, bet ji vis tiek pasiekia vandenyną. Ką naujo galima išmokti iš situacijos, kuri šiuo metu kelia sunkumų? Spaus patinka ir prenumeruok, kad nepraleistum kitų 1 minutės piliulių. Ačiū, kad žiūrėjai.